Šiandien taip netikėtai gavau žinutę, kad jau galima atsimti Lukiškių raktus. Šiaip jau atrodė, kad taip biškai užsitęsė viskas, kad gal ten iš vis iki vasaros reiks dar palaukti, bet jau sudėtos spynos. Paaiškėjo, kad dar vis tiek negalim užsidaryti, nes tiesiog mūsų duris fiziškai neužsidaro, nes yra kreivos. Bet gal per šią savaitę ir sutvarkys, nes kol nešiausi daiktus, tai tos duris jau buvo nuimtos ir padėtas koridoriui ant grindų. Tai kažką jau pradėjo daryti. Nors dar užsirakinti ir negalima, bet jau kažkaip nutariau pradėti neštis po truputį dalykus. Pradėjau nuo lentynų, noriu padaryti tokias iki lubų ir tiesiog vienam kampe visą storage'ą sutelkti. Tai daugmaž ir pavyko, tik tai dar norėjau jas prigręžti prie sienos, kad negriūtų. Nors šiaip nelabai mėgstu tokio dalyko, nes tada negali kažkaip lengvai patraukti, pernešti, kai jeigu prireikia. Ir kažkaip, mano patirty tai nebuvo tokių situacijų, kad griūtų lentyna. Bet kadangi naudojasi ir kiti žmonės, tai kažkaip atrodo, tarsi reikėtų padaryti saugiai. Bet kai jau norėjau gręžti sieną, tai metalo detektorius tiesiog visur, kur norėjau gręžti, rodė metalą arba elektros rovę. Tai nežinau, kiek ten jisai tiksliai rodo, bet kažkaip rodo pasižiūri iš pradžių nieko, bet ten ilgiau palaikai, daugiau kartų ir jau žiūrėkiau ir pypsi. Kažkaip taip ir nesiryžau niekur ten įgręžti. Nežinau, gal galima tiesiog viršui prie pat lubų įsprausti dar vieną lentyną, horizontalę tą dalį lentynos ir gal tada kažkaip įsiremtų į lubas ir negriūtų, arba gal į pačias lubas ir įgręžti. Žodžiu, nežinau, nutariau palikti kitam kartui tą klausimą. Dar Greta biškai padėjo, tai šiaip jau šitą pernešiau. Faina, kad šitos studijos yra per 5 minutės viena nuo kitos, tai kai kurios tokios stambius, bet lengvus daiktus kaip lentynas, tai gal net labiau logiškiau kažkaip nusinešti pešiom negu rūsti mašiną, nes lentynas tada reikėtų kaip ir išardyti, o čia gali kaip ir visą nusinešti. Bet aišku, nuvargau nešiodamas. O šiaip tai buvo tokios gana intensyvios kelios savaitės, turėjom daug konsų, tiesiog kiekvieną savaitgalį, praeitą savaitgalį net 2. Tai dar iš pradžių bandžiau kažką filmuoti, bet jau paskui pasidaviau. Pirmas konsas buvo Kaune, Lemija, tai šiaip ten viskas būtų fainai, tas Lemis toks, aišku, labiau metalistų gal klubas, bet taip dar gana atvirai vis tiek priima ir kitokias grupės, taip, atvirai palyginti žiūri, normaliai bendrauja, viskas būtų cool, bet apšildėm tokią post-rockerių grupę. Ir tiesiog nei mums ten ta jų muzika labai kažkaip aktuali, nei jie mūsų, ir tada ir publikai kažkaip nelabai gal įdomu. Tada kitas buvo Fenikse, buvo toks velykinis kaip ir mini festivalis savaitgalį, tai ten šiaip labai patiko. Publika gal irgi taip, nežinau, atsargiai mus žiūrėjo, bet šiaip labai faini organizatoriai, tokie labai visi svetingi, fainos tos erdvės ir, yra ten tas Feniksas, šiaip normalus Feniksas, kur ten roko koncertai būna ir ta vadinamoji Subinė savivaldybės Rūsiuose Alytaus. Biškai panašiai kaip Vilniuje Skylė gal, bet kartu ir biškai kitaip, nes labiau ten orientuojasi į elektroninę muziką, toks labiau acid vibas, kaip ten, nežinau, kokiam Berlyno klube, tipo negalima fotkint lankytojų, kas aišku ir Skylė šiaip galioja. Bet nieks nevartoja jokių narkotikų, tik visi buvo labai girti, kiek pastebėjau. Bet šiaip padarė įspūdį. O paskutiniai 2 konsai buvo su Louder Than Mice ir Cats and Grass, Skylėj ir po to Kauno menininko namuose. Tokios šiaip gana skirtingos vietos, viena tokia, tipo specialiai trashy ir punk, su tokiais kandelabrais, modernistiniam name, labai fancy. Gal ir nėra tas kontrastas toks aštrus, kaip atrodo, kad turėtų būti. Bet šiaip buvo faini konsai, nes grupės tokios, kur mums patiems patinka ir jiem patinka, ką mes darom, ir kažkaip tokie jau kaip ir draugai beveik tapom. Jo. Ir tada atitinkamai ir publika ateina tokia, kuriai tam tikra muzika patinka ir kažkaip labiau įsitraukia gal į visą tai. Tai, žodžiu, buvo tokia faina patirtis ir, aišku, labai intensyvu, taip visiškai išsimušiau iš savo įprastą ritmą. Nežinau, jeigu ateityje taip susiklostytų, kad būtų irgi daug konsų, tai reikėtų rasti kažkokį jau savo savitą prieimą prie to, kaip susidėlioti tiesiog visą laiką, kad tai taip nenuvargintų. Bet kai kartais tai faina, nes kaip nuotykis. Dabar gal taip tikiuosi šiek tiek ir grįžti į normales tokias vėžes. Žiūrėsim,
Vakar su Joriu pervežėm kilimą į naują studiją iš tokio žymaus meno muziejaus. Šiaip būtų galvoja gerai dar porą dienų palaukti, nes tada mums būtų išplovę grindis toj naujo studijai, bet taip jau išėjo. Tai buvo patogiausia, tai gal nieko. Šiaip buvo tokia mintis, kad ten sigaudysim iš visokio atiduotuvių ar ten skelbimų visokius fainus senovinius persiškus kilimus, nors bent jau sovietinius, bet dabar tiesiog yra toks vienas didelis pilkas ir keli mažesni irgi tokie labiau pilki, bet bent jau išsisprendė tas klausimas. Tos grindys yra plytelių, kas būtų gal visai patogu ir praktiška, bet grojimai nelabai gerai, nes turėtų labai prisidėti prie patalpos aido. Būgnam būtinai reikia kilimo, nes kitaip jie tiesiog važiuoja. Faina, kad Joris visą šitą kilimų klausimą išsprendė taip pat pats savo ruoštų, aš tik tai padėjau šitą paskutinį didžiausią fiziškai įnešti. Tai toks šiautautas Jariui. Bet tas kilimas toks biški trapecinis, tai reikės kažkaip pabandyti pripjauti ir pritaikyti patalpos dydžiui. Dar viena problema tai, kad jis šiek tiek drėgnas, nes buvo lauke. Tai tikiuosi, kad ten viskas sėkmingai išdžius ir ne kaip nors ten nepradės pelyti. Kitas dalykas, tai dar meistrai sutaisė duris, tai jau dabar galime tikrai užsidaryti ir užsirakinti. O kadangi jau užsirakinam ir užsidarom, tai galima neštis daiktus jau taip drąsiai. Būtų gerai tiesiog dabar kuo greičiau padaryti tos visus likusius darbelius, kad jau būtų galima normaliai įsikelti. Tai, iš dalies norėtųsi neskubėti ir daryti po nedaug, bet kokybiškai ir gražiai, nes tie visi dalykai paskui lieka ilgam ir paskui nebesinori jau prie jų grįžti, bet kartu ir yra tas toks biškis spaudimas greičiau persikelti ir šitą studiją jau išnuomot kažkam kitam. Tai tiek, nežinau, eisiu dabar ir bandysiu kažką toliau įrenginėti. Nežinau, kaip ir pusė bėdos atrodo. Tai vietai turėtų atsirasti sofa, tam gale dar bus būgnų kilimas. Šitie kilimai tokie biški susiraitę, bet dar manau suplokštės ta visa drėgmė. Tai panašu, kad gal net ne tiek iš kilimo, kiek iš bandymo praplaut biški grindis prieš tiesiant. Kažkaip pabuvus kelias minutės jau net ir nebesijaučia tą keistą kvapą. Gal jisai kažkaip ir išsigaruos. Šiaip, nežinau, gal šiek tiek ir transformavo patalpą tie kilimai. Aišku, dar gręšiu sienas, nes reiks pakabinti akustinius skydus, tai viskas birės ant kilimo. Bet nežinau, gal kažką pasitiesiu arba atitrauksiu dar tą kilimą. Kadangi noriu būgnus statyti čia per vidurį, reikia padaryti kažkokią kaip sienelę, kad būtų galima biškai atsiremt grojant. Tiksliau net negrojant, o kai sustoji groti ir plepi su draugais. Bet kadangi ten yra tokie vamzdžiai, tai nežinau, kol kas toks sprendimas galima galbūt biškai dar gražiau padaryti. Tai iš principo jau tai būtų galima groti. Norėjau pasidaryti tokį stovimą darbastalį vietoj visos tos dirbtuvės zonas senoj studijai. Tai aišku, visada viskas išėjo taip, ne taip tiesiai ir tvirtai, kaip norėtųsi, bet o šiaip jau kažkaip mažėja šviesos, tai ir šiaip nebelabai turiu laiko, nes dar varysiu į koncertą. Šiandien matyti tiek.
Šiandien kabinu akustinius skydus, kad mažiau įdėto. Kol kas sekasi neblogai. Gręžiasi sienos lengvai, nes storas tinko sluoksnis. Netgi perjungiau perforatoriaus režimą į paprastą gręžimą. Ne viską galėjau padaryti taip, kaip suplanavau dėl rozečių. Ir tiesiog dėl fiziškai pačių rozečių ir dėl to, kaip laidai pravesti. Su šita tai likti viskas gerai, o šitos rozetės eina laidai į viršų ir tada palei tą dažymo ribą, kur kaip tik ten aš norėčiau ir gręžti, bet čia planuoju statyti stalą, tai tiesiog bus toks vienas gulščias palei stalo kolonėlės, gal ir gerai. Dabar reiktų kitą pusę kabinti, bet šiaip ir neturiu daugiau skydų kol kas atsinešęs. Persinešiau dar kelis skydus, galvoju taip lyg ir mažiau biškaidė patalpa, bet dar vis tiek jaučiasi toks slepekas, nežinau. Šiaip gan nepalanki diena nešti tokiam dideliem lengviem daiktam, nes labai vėjuota. Ir šiaip tie skydai tokie, lengvi, bet gana nepatogus, gali maks 2 paimti vienu metu. Bet dar atsinešiau užuolaidas, tai matyt reikia pabandyti pakabinti. Taip truputį savotiškai atrodo tas raudonas užuolaidas, kai ne prie juodų sienų, bet nežinau, ką padarysi. Nebent būtų galima tik tai tą vieną galinę sieną nudažyti juodai, bet pavyko pakabinti gana lengvai. Šiandien labai pavargau, bet pakabinau skydus, pakabinau užuolaidas, pakabinau vieną gitaros kablį, dar čia tokias pakabinau for fun papildomas užuolaidas ant lentynos, kad biški gal prisidengtų. Aišku, tas viršus keistai išlenda, bet nežinau, gal ir nieko, gal ir visai kažkaip tvarkingiau. Tai šiaip iš principo, kaip ir būtų galima, jeigu nuspręstumėm jau vežti daiktus, kaip ir viskas paruošta. Dar galima gal čia šitą būtų padažyti, bet kaip ir nėra, kad labai reikia. Bet tai būtų galima daryti ir su daiktais. Man rodos, kad jau padariau visus svarbiausius dalykus, kuriuos norėtųsi būti padarius prieš atsivežant daiktus. Tai nežinau, tarsi būtų galima įskelti ir šį savaitgalį, bet kažin ar kas nors galės padėti, nes nieko neplanavom. Tai būtų toks biškis staigus pasiūlymas. Tai nežinau. Gal šią savaitę ir tiek, beveik įrengta studija. Atvežėm didžiąją dalį daiktų, bet ir tai dar liko šis tas samai studijai. Reikės kažkaip išsiaiškinti, kur ką dėti, o dabar pabandysiu gal viską truputį sutvarkyti.
Užtrukau dar 3,5 valandos, bet daugmaž viskas savo vietose, daugmaž gaunas pavydalą. Aišku, dar toj senai studijai liko nemažai susitvarkyti. Šiandien neturiu kompą, tai net negaliu išbandyti, ar viskas tikrai veikia, bet ko gero veikia. Tai visai fainai rašyti kokį bandomą į džemą, bet matyti jau liks kitam kartui